Kai viena karta padeda ginklą, kita jį paima. Kai viena ranka stato tiltą, kita tęsia kelionę. Lietuvos stiprybė – tai ne vien galia. Tai atmintis, ryžtas ir pasitikėjimas, perduodamas tyliai. Prieš 30 metų čia susibūrė tie, kurie tikėjo, kad Lietuva turi būti pasiruošusi, kad jis stovės tvirtai. Jie paveldėjo vardą iš žmogaus, kurio laisvės troškimas buvo stipresnis už okupaciją – pulkininko Juozo Vitkaus. Jų dvasia iš tų, kurie laisvę matavo ne žodžiais, o darbais. Šiandien jų vardas – pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas. Krauju ir geležimi surastas jų tikėjimas ir žinojimas, jog bus pasiruošę ir stovės iki galo. Išlaikom tą vienybę. Flanguojam iš dešinės, judam! Tai jų istorija. Mūsų stiprybė – Lietuvos valia. Šiandien kalbėdami apie karo inžineriją išskiriame pagrindinės jos funkcijas, tai svarbiausias iš jų be abejo yra kariuomenės mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo užtikrinimas ir iš tikrųjų žvelgdami į karo istoriją, į Lietuvos karybos istoriją, matome, kad nuo pat seniausių laikų, kai jau vyko karai, šitos funkcijos buvo atliekamos, todėl galim ir nuo seniausių laikų kalbėti apie karo inžineriją. Žvelgiant į Lietuvos istoriją, kad ir koks žiaurus ir baisus buvo Pirmasis pasaulinis karas, jis Lietuvai tapo palankia aplinkybė, nes karas sugriovė tuo metu įsigalėjusias imperijas, tuo pačiu ir Rusijos imperija, iš kurios išsivadavo įvairios tautos, tarp jų ir Lietuva. Ir Lietuva perėjo į pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį ir to laikotarpio pradžia irgi prasidėjo karu. Reikėjo iškovoti savo nepriklausomybę, kuri ir buvo apginta būtent nepriklausomybės kovose, kur aktyviai veikia ir Lietuvos karo inžinieriai. Lietuvoje inžinerijos dalinių kūrimasis prasidėjo 1919 metais, o pirmąjį Lietuvos kariuomenės karo inžinerijos padalinį buvo patikėta kurti karininkui Mečislovui Nurkui. Pats pirmasis Sapierius į kuopą atvyko po 4 dienų, o vasario pabaigoje jau buvo susirinkę 16 karių. Ir šis skaičius kasdien vis pasipildydavo keletas savanorių ar mobilizuotų kareivių. Visi jie glaudėsi poroje skurdžių kazematų, kuriuos jiems buvo skyrę savo kareivinėse vokiečiai. Dėvėjo daugiausia civilinius drabužius, buvo ginkluoti iš vokiečių perimtais ar įsigytais ginklais. Tarpukario inžinierių šūkis pionierio nesigailėk prakaito, brolių kraują taupai skamba labai panašiai kaip šiandieninis ir tai rodo šiandienos bataliono perimtas tradicijas iš tarpukario. Bet žvelgiant į pačią pradžią, kurią turėtume laikyti 1919 metų sausio 15 dienos įsakymą, ten išskirta, kad kuriamas pirmasis inžinerijos dalinys, pirmoji sapierių kuopa. Tai matome ir girdime dar vieną terminą sapieriai, kuris buvo naudotas iki 1927, kada būtent šitą terminą ir pakeitė pionieriai. Na ir kalbant apie tą pradžią, apie pirmąjį įsakymą, reikia suprasti, kad kaip ir visa Lietuvos valstybė ir visa kariuomenė, taip ir karo inžinerija kūrėsi jau karo sąlygomis, nes reikėjo iš karto kariauti, pradžia buvo labai vargana. Tiek karininkų, puskarininkių, netgi eilinių kareivių trūkumas, jau nekalbant apie tai, kad materialiai trūko tiek įrankių, tiek aprangos, netgi ginklų, bet kuo pasižymėjo visa kariuomenė, tai buvo neapsakomas ryžtas ir tikėjimas kovos dvasia ir tai turbūt kompensavo visus trūkumus.
Tokiomis sąlygomis pradėta formuoti kuopą kovo 1 dieną buvo pavadinta inžinerijos batalionu ir jau balandžio mėnesio pradžioje atliko pirmąją savo užduotį. Įrengė vėlų kliūtis ir sustiprino Kauno gynybinės pozicijas tarp 6 ir 7 fortų. O nepraėjus nė mėnesiui sapieriai išvyko ir į frontą, kur mažomis grupėmis priskirti atskirų pulkų žinion kasė apkasus, statė kliūtis, įrenginėjo slėptuves, taisė tiltus, tiesė kelius. Vienas ryškiausių pavyzdžių tai atsiminimuose užfiksuotas atvejis, kai buvo rastas šalia Kauno didelis Ketaus gabalas ir norint panaudoti Ketų geležinkelių tiesimui, buvo nusiųsti pirmieji sprogdintojai tą Ketaus gabalą susprogdinti. Jau po visko, po įvykio buvo išsiaiškinta, kad būtų užtekę 3 kg susprogdinti tą Ketaus gabalą, o nepatyrę specialistai nusivežė į įvykio vietą 120 kg. Stebuklingai niekas nemirė, niekas nenukentėjo, bet Ketaus gabalai išsilakstė kelių kvadratinių kilometrų plote. Tokie epizodai rodo, kad nebuvo kitos išeities, reikėjo pasitikėti tais specialistais, kurių net specialistais ir negalim vadinti. Jie turėjo veikti čia ir dabar vietoje. Kartais turbūt net sunku suvokti, kaip jie tai padarė, kaip jie viską tai pasiekė su tokiu milžinišku įrankių ir patirties trūkumu. Turbūt tai ir galima paaiškinti ryžtu ir meilę savo kraštui. Galiausiai viskas nusistovėjo su perėjimu į taikos sąlygas. Inžinieriai įgavo aiškius kontūrus, kas yra sprogdintojai, kas tiltų statytojai, kas dirba geležinkelių tiesime. Kaip ir visa Lietuva, taip ir karo inžinerija sparčiai tobulėjo, vijosi vakarų kraštus. Galiausiai viską sustabdė tik tai nelemta sovietinė okupacija. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą prasidėjo Lietuvos kariuomenės mažinimas ir integravimas į Raudonąją armiją. Inžinerijos batalionai buvo išskaidyti, performuoti bei priskirti į 29-ojo Šaulių teritorinio korpuso 179-osios ir 184-osios Šaulių divizijų pionierių batalionus, o daugybė karininkų ir kareivių suimta, išvežta į koncentracijos stovyklas, kur buvo nužudyti arba mirė nuo nepakeliamų sąlygų. Aukštojoje Panemunėje stūksančios inžinerijos bataliono kareivinės. Tai vienas iš Kauno tvirtovės paveldo simbolių. 1912 metais jos vadintos tvirtovės artilerijos kareivinėmis ir buvo skirtos 2 kuopoms. Šių kareivinių istorija prasidėjo dar 1879 metais, kai Rusijos caras įsakė statyti Kauno tvirtovę. Kaunas pamažu turėjo virsti galingų Rusijos imperijos pasienio miestu ir tapti galingų gynybinių kompleksų prieš vokiečių puolimą. Per kelis dešimtmečius iškilo fortai, baterijos ir plačios kareivinės, sujungtos su siauruoju geležinkeliu. Visa teritorija buvo kruopščiai suplanuota, su pratybų aikšte, arklidėmis, ligoninėmis, dirbtuvėmis ir net ledainėmis. 1915 metais tvirtovę užėmė vokiečiai. Po nepriklausomybės atkūrimo čia įsikūrė Lietuvos kariuomenė, artilerijos padaliniai, o vėliau Kęstučio pėstininkų pulkas. Kareivinės klestėjo. Buvo pradėti puošti sodai, parkai, planuota statyti paminklą kunigaikščiui Kęstučiui. Tačiau 1940 metais teritoriją perėmė sovietai. Vėliau čia šeimininkavo vokiečiai, o po karo vėl sovietų armija. Atkūrus nepriklausomybę, kareivinės sugrįžo į Lietuvos kariuomenės rankas. 1995 metais čia įsikūrė inžinerijos batalionas. Jis pradėjo restauruoti istorinį paveldą ir kurti šiuolaikišką karinį miestelį. Per šimtmetį šie raudonplyčiai pastatai išgyveno imperijas, karus ir nepriklausomybę. Šiandien jie pasakoja apie ištvermę, tradiciją ir nepalaužiamą dvasios tvirtovę. Šie raudonų plytų pastatai tai ne vien architektūros paveldas. Tai tylūs liudininkai menantis laikus, kai čia buvo ugdomi kariai, gimė ryžtas ir brendo pasiaukojimas. Tik
Tikroji šios vietos prasmė atsiskleidžia per žmones. Vienas jų – karininkas, karo inžinierius, pogrindžio vadas. Žmogus, kuris profesinės žinias pavertė ginklu prieš priespaudą. Juozas Vitkus Kazimieraitis. Juozą Vitkų aš labai rimtai vadinu Lietuvos partizanų kariuomenės kūrėjų. Kodėl kariuomenės? Jisai vienas iš nedaugelio aukšto rango karininkų, kuris nepasitraukė į vakarus ir galbūt nebuvo represuotas. Šiaip jo auka iš tikrųjų yra nepaprastai didelė. 6 vaikų tėvas. Paliko žmoną, vaikus, išėjo kažkur tai į nežinę, į Lietuvos pakraštį, organizuoti partizanų. Jisai, būtent turėdamas pulkininko leitenanto laipsnį, pateko pas partizanus, bet ne iš karto. Labai aiškiai suprato, kaip turi būti organizuojama partizanų kariuomenė. Turėjo labai aiškią viziją, žinojo, kaip atrodo štabo darbas ir tai darė. Bet jis vis tiek, vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės statutais, parengė daugybę organizacinių dokumentų. Turėjo netgi labai aiškią viziją, kaip turi atrodyti Lietuvos kariuomenės išlaisvinimas ir žiūrėjo tikrai gana plačiai. Šiek tiek teko patyrinėti Juozo Vitkaus istoriją ir man susidarė šilto, labai draugiško žmogaus įspūdis. Gal net kartais ne visai karininkiško, koks turėtų būti karininkas, griežtas, ypač karo sąlygom. Šiuo atveju Vitkus buvo kitoks. Ir kas būtų, jeigu Juozas Vitkus nebūtų žuvęs 46 metų Liepos 2 dieną? Galbūt po 49 metų partizanų suvažiavimo ne Jonas Žemaitis, o galbūt pulkininkas Juozas Vitkus būtų užėmęs prezidiumo pirmininko poziciją. Kas dabar gali žinoti, mes galim tik spėlioti. Juozo Vitkaus rodoma iniciatyva organizuoti partizanus ir jo turimas pulkininko laipsnis su jo karininko patirtimi tikrai leido kopti aukščiau. Ir jis tikrai galėjo užimti tą poziciją, bent jau aš tikrai esu tuo įsitikinęs. Man asmeniškai Juozo Vitkaus Kazimieraičio vardas yra artimiausias iš visų Lietuvos partizanų vardų. Mano senelis Boleslovas Kuckailis Šapalas taip pat buvo partizanas Dzūkijos miškuose ir 1946 metų balandžio 16 dieną buvo paties Kazimieraičio apdovanotas. Gavo juostelę už uolumą. Buvo ir netiesioginis mano senelio vadas ir tas ryšys atsiėmant apdovanojimą, mano senelis jam tikrai spaudė ranką. Man labai svarbu buvo ir atkurti jo visą gyvenimo istoriją, man labai svarbu buvo, kad būtų surasti jo palaikai. Gaila, kad dar nepavyko surasti žūties vietos, labai norėčiau tą padaryti. Tai buvo tikrasis partizanų vadas, lyderis ir pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kaip laikytis priesaikos, laikytis duoto žodžio, neišduoti savo vertybių ir neišduoti draugų. Man kaip Lietuvos kariuomenės kariui iš tikrųjų labai džiugu, kad vienam iš batalionų yra suteiktas pulkininko Juozo Vitkaus vardas. Ir karo inžinerijos kariai, šio bataliono kariai, garbingai šį vardą širdyje nešioja. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos narys. Kaip ir kariuomenės kūrimo pradžioje, viskas prasidėjo nuo sovietinio palikimo. Ir ta pati technika ir įranga visa buvo sovietinė. Aš pats savo karinę tarnybą 1992 metais pradėjau tuometiniuose karininkų kursuose
patys ėmėme rusišką literatūrą, rusišką metodinę medžiagą, vertėme į lietuvių kalbą, pritaikėme Lietuvos kariuomenės poreikiai. Viskas buvo iš, kaip sakykime, iš anos pusės. Kol atėjo, sakysime, laikotarpis, kai batalionas buvo jau galų gale šiek tiek aprūpintas. Infrastruktūra atrodė apgailėtinai. Šitie visi pastatai, tiek kareivinės buvo, galima sakyti, supūvusiais langais ir grindimis. Mes čia savo rankomis, kiek galėjom, tvarkėmės ir dažėm grindis, ir dažėm langus. Ir prieš žiemą kamšėm vata, kad nebūtų šalta. Kadangi dar buvo mūsų dabartinis štabas nesuremontuotas, antram aukšte buvo taipogi štabo ir aprūpinimo kuopa. Aš tuo metu buvau štabo komendantas. Nu ir valytoja pas mus antram aukšte plauna kareivinės, tvarko. Žiūriu, skambina pulkininkas leitenantas Raimundas Visockis. Atsiliepiu, sakau, taip, tamsta, klausau jūsų. Gudžinskai, pasakyk valytojai, kad neplautų grindų, nes pas mane nuo lubų ant stalo vanduo varva. Sakau, supratau, tamsta. Tai žodžiu, parodo tai, kad ant tiek buvo tos kiauros lubos, kad pas bataliono vadą plaunant grindis ant stalo vanduo bėgo. Puoselėdamas jos tradicijas bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų suderinta Juozo Žižkos inžinerijos bataliono vėliavos pavyzdį. Nors sąlygos buvo labai sunkios, tai nesustabdė inžinierių siekti savo užsibrėžtų tikslų. Ir 2000 m. rugsėjo 2 d. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje inžinerijos batalionui buvo iškilmingai įteikta kovinė vėliava, kuri nuo senų laikų yra ne tik svarbiausias padalinio atpažinimo ženklas, bet ir nenugalimo ryžto, vienybės bei kovos dvasios simbolis. Visus nepriteklius, kaip sakykime, kompensuodavo karių pasiryžimas dirbti, pasiryžimas įvykdyti užduotis ir taip toliau. Tai tikrai buvo tuomet toks laikotarpis, kai diduma karių tarnavo dauguma iš idėjos. Pagrindinis turbūt lūžis įvyko po 2004 metų, kai Lietuva įstojo į NATO ir Europos Sąjungą, kai atsirado didesnis finansavimas. NATO šalis pradėjo remti mūsų šalį savo ginkluotę ir techniką. Tai pačioj pradžioj buvo švediški ginklai, vadinami irklais. Turėjo švediškos labdaros, tai toks įspūdingos transporto priemonės, kurių aš buvau tikrai nematęs pas mus batalione. Tai buvo BV206, jisai praktiškai važiuodavo per viską, per pelkes, per vandenį, plaukdavo. Tai buvo, sakau, kažkoks stebuklas. Tai 100 kartų buvo geriau nei kad mes turėjom batalione pas save džipus. Atsirado pas išminuotojus robotukai. O po to 2006 berods batalionas gavo 4 M113 ir vėliau visas procesas vyko jau tiek aprūpinimo, tiek kovinio rengimo, jau taikantis prie pėstininkų, kadangi mes juos rėmėme ir būtina buvo turėti tokią suderinamą ginkluotę ir procedūras. Per tą laikmetį, kai aš atėjau čionais, tai viskas jau nuo 2006 metų labai pradėjo batalione viskas tobulėti. Atvažiuodavo užsieniečiai iš įvairių pasaulio šalių, mūsų sąjungininkai versdavo kursus tiek patiems, kaip pavyzdys, SNK kuopos, standartinis sprogmenų neutralizavimo kuopos kariams. Vėliau dar atsirado išminavimo robotukai, kurie čia irgi visiems labai buvo stebuklas, kad jisai gali be žmogaus pagalbos, valdant nuotoliniu būdu operatoriaus, paimti sprogmenį, atidaryti duris, pakelti daiktą. Vėliau atsirado išminavimo mašina, kuri išvalyt galėdavo minų laukus. Jeigu žiūrint pagal patį karių rengimą, tai daug įvairiausių metodų ir bandymų buvo, kurią geriau pasirinkti mokymo programą. Tai buvo daug labai konsultuojamas ir daugam yra tekę baigti puskarininkų mokykloje tiek su Didžiosios Britanijos kariais kursus
ėmėme šiek tiek ir jų taktikos ir pratybų vedimo metodikos, tiek ėmėm danų, ėmėm vokiečių, žiūrėjom, kas mums geriausiai tinka. Tai iš tikrųjų buvo atrinkti geriausi variantai ir padarytas bendras vienas produktas mokymo programos, kad atitiktų tiek mūsų poreikius ir kad mums lengviau būtų dirbti su sąjungininkais kartu. Inžinieriai tokie yra bendraujantys žmonės. Matyt, gal kai mano charakterio, aš irgi bendraujantis esu ir mes nuo pat pradžios užmezgėme tamprius ryšius su Latvių estų inžinieriais ir iškart pradžioj buvo planuojami mokymai. Buvo Baltic Hope, kurie vyko Rygoje, Adažyje. Ten buvo, pamenu, akcentuojama į kariuomenės inžinerinių užtvarų įrengimą ir į perkėlas. Taigi, tos pratybos buvo porą metų, dar vyko Estijoje ir Lietuvoje. Tuomet buvo tarptautinės pratybos Amber Hope'as nuo 1999 iki 2011, labai inžinieriai intensyviai dalyvavo ir galų gale berods nuo 13 metų, 2013 prasidėjo inžinierių griausmas. Tai tos pratybos tikrai parodė visą inžinierių galią ir parodo ir tikrai yra, kaip sakyti, labai vertinamos. Naujas inžinerijos bataliono raidos etapas prasidėjo po 2000-ųjų, kai Lietuva ėmė ruoštis narystei NATO. Pradėti taikyti vakarietiški standartai, modernizuota ginkluotė ir technika, atnaujintos mokymo programos, restauruotos kareivinės, o didžiausias dėmesys skirtas karių rengimui ir profesionalumui. Nuo 2006-ųjų batalionas nuosekliai augo, mokėsi ir tobulėjo. Stiprėjo kaip vienas iš Lietuvos kariuomenės paramos vienetų. 2013 metais prasidėjusios pratybos inžinierių griausmas, o 2015 metais peraugusios į tarptautinės pratybas tapo vienu svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo projektų. Pats pagrindinis tarptautinio bendradarbiavimo projektas inžinerijos batalione yra inžinierių griausmas, kuris iš mažų inžinerijos užduočių demonstracijų pratybų virto į tarptautinio masto pratybas. Ir sąjungininkai bei kaiminė šalys noriai dalyvauja šiuose pratybose, deleguoja savo pajėgumus. Tai čia turbūt yra pagrindinis mūsų tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kuris suvienyje ne tik Lietuvos kariuomenės inžinierius arba tiems, kurie prijaučia, bet taip pat integruojam ir Lietuvoje dislokuotus sąjungininkus, vokiečius, olandus, noriai bendradarbiauja su mumis ir dalyvauja pratybose Latviai, Estai, mūsų sąjungininkai už Atlanto, Pensilvanijos nacionalinės gvardijos inžinieriai, integravosi taipogi Lenkai paskutinėse pratybose dalyvavo. Ir šiuose pratybose mes vykdom įvairiaus spektro užduotis. Tai yra kovinės inžinerinės paramos užduotis, kliūčių veikimas, įrengimas, fortifikacija, pačios sudėtingiausios ir daugiausia techninių žinių reikalaujančios sprogmenų neutralizavimo, improvizuotų sprogmenų neutralizavimo, pajungiam kinologus, kovos prieš cheminius ginklus pajėgumus. Tai mastas tikrai yra išplitęs. Šiais metais planuojame turėti maždaug apie 800 karių, kurie bus vienaip ar kitaip integruoti į šias pratybas. Patį didžiausią įspūdį paliko, kai batalionas pasikeitė per 30 metų nuo jo įkūrimo iki tai, ką mes turim dabar. Tai turbūt buvo ne vieno kario, ne vieno vado indėlis. Daug kūrybinių minčių ir gebėjimų turėjo būti realizuota. Iš to, kas matome iš archyvinių nuotraukų, tai, ką turėjome 95 metais ir tai, ką turim 25. Tai turbūt tas pats didžiausias įspūdis yra, tai kad vienybė, komandinė dvasia buvo tai, kas batalioną atvedė iki šių dienų. Technika, įranga, ginkluotė yra labai svarbu, tačiau už visų šitų aspektų stovi vienintelis, turbūt svarbiausias aspektas, tai yra karys. Būtent jo žinios, jo gebėjimai panaudoti ginkluotę, techniką, įrangą ir inovacijas yra tas, kas ves mus prie naujovių. Tai kiek mes daug investuosim į karį, jo gebėjimus, jo žinias, jo lyderystės savybės, tiek bus įtaka mūšio lauke.
Šiuolaikinis jaunimas, šiuolaikiniai jauni kariai atėję yra iš tikrųjų, jie greičiau perprantantis naujoves. Jie greičiau perpranta ir mes iš jų galim pasiimti tą jų perprastas naujas žinias, o mes savo perduoti praktiką. Tai viską sujungus mes pasiekėm neblogus rezultatus su jaunimu. Kiekvienas baigiantis šaukimas iš tikrųjų nori palikti kažką tai po savęs, kad jų, kaip sakau, buvimas šitam batalione neišdiltų visiškai, kad va, buvau, tarnavau, išėjau, pamiršau. Tai praktiškai kiekvienas šaukimas, baigdamas savo tarnybą, po savęs palieka kuopai, batalionui kažkokį atsiminimą. Tai jų yra fantazijos reikalas, jų kūrybiškumo parodimas. Vieni daro plaketės, treti kuria, lipdo iš plastelino tankiukus, minas, dar kažką. Ir kiekvienas šaukimas po savęs kažką palieka ateinančiai naujai kartai. Tai vėlgi yra tam tikros tradicijos. Inžinerijos bataliono veikla ir kariai vadovaujasi 3 pagrindinėmis vertybėmis, kurios atsispindi mūsų monetoje. Tai yra tradicijos, statutai ir pasitikėjimas. Tai tradicijos tai yra susijęs su mūsų istorija, tarpukario Lietuvos karo inžinerija, su pulkininku Juozo Vitkaus Kazimieraičio veikla ir aišku tradicijos nuo 95 metų, kada kariai su šūkiu negailėdami prakaito vykdė užduotis iki šių dienų. Statutai tai daugiau turbūt susijęs su techniniais dalykais, kad mūsų kasdienė veikla yra neišvengiama daug techninių žinių, kurios turi būti pritaikant ir realizuojant, vykdant aukštesnio vado užduotis. Na ir turbūt pagrindinis akcentas, pagrindinė vertybė tai yra pasitikėjimas. Tik per pasitikėjimą galima siekti bendro tikslo. Tik per pasitikėjimą vienu kitais, pasitikėjimą brolių iš kairės, iš dešinės, galima pasiekti tokius rezultatus, ką mes vykdome dabar. Garsinimas inžinierių vardas, visos užduotys atliekamos ir vykdomos aukščiausių standartų. Tiek mes senoji karta, tiek jauni inžinieriai, mūsų vertybės ir tikslai yra tie patys. Mes esam kariai, siekiam tą pačio tikslo. Žinoma, aš nuo savęs galėčiau perduoti tik jaunimui tiek, kad niekada nepalūžtų, kad visą laiką siektų savo tikslo. Ir, kaip sakoma, geras karys ne tas, kuris bėga nenugriuvęs, o tas, kuris nugriuvęs sugeba atsistoti. Visą laiką yra išeitis, niekada nereikia palūžti, eiti į priekį, iškeltą galvą ir siekti savo tikslų ir žinoti, kad iš bet kokios padėties yra išeitis. Trisdešimt metų man tarnybos šitam batalione, tai daugiau kaip pusė mano gyvenimo. Tai net neįsivaizduoju, kaip reikės išeiti į atsargą, nes tiesiog čia mano antri namai. Tėvynės labui man tarnauti yra garbė ir labai malonu, kad ir tiek mano sūnus karininko laipsnį turi, tiek mano dukra pasiekė mano pėdom. Na ir žinoma, ir žmona, ir ta prieš 3 metus įstojo Šaulių sąjungą. Taip kad mano visa šeima tarnaujant Tėvynės labui. Na, mane labai įkvėpė iš tikrųjų ir mano prieš 15 gal gerų metų radau senelio nuotraukas paslėptas palėpėje. Iki tol nieko nežinojau, kad jisai tarnavo Lietuvos kariuomenėje 1929 metais pirmajame pėstininkų pulke Ukmergėje. Tai pamatęs tas nuotraukas tikrai mane dar labiau įkvėpė tarnauti Lietuvai. Mes didžiuojamės, kad mūsų tėvelis, nepaisant sunkaus sprendimo palikti savo šeimą, kovojo už mūsų visų laisvę. O jo vardo atminimas visada atsispindės inžinerijos batalione. Pats geriausias jausmas yra tada,
kada susitikus su kitais vienetų vadais, teigiamai atsiliepiama apie bataliono karių veiklą, apie jų atsidavimą, apie jų ryžtą, apie jų gebėjimą vykdyti užduotis, apie vienybę. Tai yra būtent tas, kas leidžia didžiuotis man savo kariais.